Labą visiems, taigi sveikinuosi su jumis vėl iš Japonijos ir iš tikrųjų šiandien ir rytoj yra mūsų paskutinės dienos ir rytoj mes jau grįžtame į Lietuvą. Plano kažkokio konkretaus šiandien neturim, bet jūs praleisite dieną su mumis. Mes buvom labai alkani. Saša tiesiog random pamatė va šitą sušių vietą. Šiaip žiūri fainas konceptas, nes čia visi stovi ir valgo sušius ir kažkodėl labai satisfying yra stovėti ir valgyti sušius. Aš paragavau jūros ežį. Kaip žinokė? Koks sprendimas yra labai geležies. Čia priešais mus stovi tokie kaip du šefai ir gamino sušius. Mes tik užsakom ir mums paduoda į lėkštutę. Šiaip mes Japonijoje labai pigiai valgėm, bet dabar mes privalgėm. Aš 18 eurų, man atrodo, išleidau ant sušių, Saša 2 eurus. Jie buvo tokie skanus, kad jūs žinotumėt. Galimai geriausiai man išlysti 18 eurų Japonijai. Bet čia mes iš pradžių norėjom nueiti tokį kūrą sušį. Ten toks tipo sušių traukinukas. Mes nuėjome to kūrą sušį. Jis yra Uniqlo 8 aukštų paskutiniam aukšte. Ten tokia gigantiška eilė buvo. Ir mes iš pradžių, kai užėjom ir pamatėm, kiek daug žmonių sėdi ant soliukų, mes net nepatikėjom, kad realiai eilė į tą kūrą sušį. Ir ten mes atėjom ir ten rodo, kad estimated waiting time yra 200 minučių, tipo 4 valandos. Tai šiaip labai džiugas, kad mes galiausiai nenuėjom, nes radom žymiai fainesnę vietą. To šitą pagamins kavą. Ne, popkornus išvirs. Kiek kainavo? 121. Čia 8 centų kokių. Vaisius stipriai šiandien. O skani? Jo. Tiesiog kava. Tiesiog straight up kava su pienu. Greit pasiūlymą, kad pasirodo Don Quixote yra geriausios kainos skincare, vienas iš geresnių. Tai visiems galite dalykų. Kokias skundysime išpratėt, reikia kaip neatsikleis. Aš galimai išpratėsiu vis dėlto, aš vardu baltas. Tikiuosi jūs mane girdit ir matot. Čia tiesiog gali per tokią ekraniuką užsakyti savo kokį nori patiekalą. Patiekalas satuko tokį. Tai aš paėmiau tokį su jautiena. Ir čia patikė su savim ryžius, mėsos sriuba. Čia kažkoks, man atrodo, fermentuotas ridikas yra. Ir čia kažkokie kepti ridikai ir nato. Tiesiog fermentuotus su apukalės. Kainavo 1300 sienų, kas yra, man atrodo, čia bus apie 10 eurų. Ir man šiaip labai patinka, kiek daug vietų Japonijoje, kur atini pavalgyti, tu matai prieš tave, kaip gamina viską. Tai mes pabiškai pakuojamės ir su jumis jums... Nežiūrėt mane, nejauku. Ir su jumis tada susimatysim dabar. Aš nemanau, kad aš vėluosiu. Kadangi Nato iš savęs turi tokį prieską skonį, be padažų, kur nėra taip skanu, tai... Oi. Garstyčios ir aš nežinau, šitas padažas man toks pam ant pam, tai aš dažniausiai tiesiog sojos įpilu ir yra va šitas va, 7 Spice, baisiai aštrus, bet labai skanus. Aš jį dar įsiberiu ir visą sumaišau, nu ir man labai skanu. Turim kokias 5 valandas, iki kol varysim oro uostą. Užėjom čia į kažkokią random kavinę prie namų, tiesiog kokia buvo, bet ne tokia jauki. Ir čia aš kaip... Jeigu būčiau aš jūs, tai čia paimčiau. Tas gąsdina kartais, aš bijau, kad tu ne vieną kartą esi, aš tau apipirsiu ranką ir po to verksi. Čia ta geiša? Jo, man labai neskai. Gali ir nepirkti. Bet gali man mažiau, nes aš mirsiu nuo kovos. Čia beje pažiūrėkit, kaip įdomiai atrodo žalios pupelės. Ai, beje, žiūrėkit, noriu jums parodyti. Pasiėmė žiauriai fainą piniginę. Aš dar turiu užrašinę namuose. Man žiauriai patinka iš kiekvienos kelionės imti visokius bilietukus, lipdukus, nu visokią makulatūrą. Atseit nereikalinga, bet aš jau po to klijuoju į savo bullet journal. Man vis laiką tie visokie lipdukai pasimeta. O aš kelionėse tiesiog naudosiu tam, kad kauptenais visokius bilietukus ir panašiai, nes tiesiog pasimeta. Jeigu norėtumėt atskirą video, kur aš parodyčiau, papasakočiau, ką aš darau ten po kelionių, tai galite rašyti komentaruose, jeigu būtų toks įdomus video. Šiaip jeigu jūs mėgstate turėti kažkokį fizinį prisiminimą apie šalį, kur keliavote, tai labai fainas dalykas jau kolekcionuoti tos bilietukus, visokius lipdukus, dar kažką. Šiaip labai fainas procesas ir pačią tą užrašinę apipavydalinti, bet ir labai faina po to būna ją peržiūrinėt. O dabar einame ieškoti mano lagamino. Tai visai va šitas šiaip gražus, bet kas turi kažkokį kas. Tu pasiruošus? Nu. Ką tai reiškia? Kava! Oh my
my god, blamba, aš jau vien dėl šito nupirkčiau. Bet čia taip keista, tai va tiesiog gali pasidėti čia kavytę. Ne, nu gerai, tada šiaip. Blamba, šiaip pluksna. Puodelių laikiklio nebėra. O, bet čia jau metalinė. Lagaminas yra. Vienas dalykas, kuris man labai pasiteisino keliaujant po Japoniją, tai iš tikrųjų reikėtų renovaryti tokius rajonus kaip Šibuja, Šindžiuku ir pamatyti tiesiog tą gigantišką žmonių kiekį. Bet aš kažkaip rekomenduoju tose rajonuose neužsilėkti, nes mum, kas žymiai buvo smagiau, tokį karts nuo karto nuvaryti į kažkokį mažesnį rajoną toliau nuo centro ir tiesiog jį eksplorinti. Ir pačiam atrasti kažkokius dalykus čia. Ir žymiai atrodo labiau pajunti tą tikrą tokios atmosferą, kaip patys žmonės čia gyvena. Tai tiek iš manęs. Paskutinis ramenas Japonijai. Dabar man reikia viską iš čia perdėti čia. Šiaip per kamerą atrodo šitas trigubai didesnis, bet jie, žodžiu, turėtų tilpti. Ar tu pasiruošęs 2 dienas parsigauti namo? Na. Aš ne. Žodžiu, nupirkom mes lagaminą. Tiksliau, nupirkau aš lagaminą. Aš matau, kad jis yra užrakintas. Ir mes bandom jį atidaryti. Ir aš suprantu, kad tenais yra raktelio kištukas. Ir man neatsidaro lagaminas. Mes pradėjom biškį panikuoti, nes kaip ir mes jau ruošiamės į oro uostą. Tiksliau, aš pradedu panikuoti, aš išdaug panikavai. Ne. Gerai, aš tada pradėjau panikuoti, tada aš paėmiau visą savo lagaminą. 10 minučių bėgau su to lagaminu iki Don Kichoto. Tiesiog tam, kad pardavėja, kuri man pardavė šitą lagaminą, aš sakau, tipo, aš nupirkau lagaminą, bet aš neturiu raktelio. Ar man kažkaip gauti raktelį ir man tiesiog parodė, kad tenais reikia biškį užspausti tą lokerį ir lagaminas įsirakina. Ir raktelį buvo viduje tiesiog. Išvada, nežinau, prieš perkant tai darykit lagaminus ir nebūkit kaip aš. Mistrino šon. Aš mano kuprinę į tą... Aš nedėjau į tavo kuprinę tavo virtuvės, tu pati įeidėjai kaip visą. Aš ne apie šitą, aš norėjau pasakyti, kad tu įdėjai mano kuprinę, kaip vadinasi, compartment. Dėžutė viršui galvos. Dėžutė viršui galvos. Ir aš matau, kad ten mano gertuvės nėra. Kad jūs suprastumėte, čia jau yra 3 kelionė, kur aš kažkur pametu savo gertuvę. Žiauriai smirda. Jo, čia žiauriai smirda čia pačių maistų. Pirmas mūsų 3 valandų skrydis, a 4. Tiesiog patikina. Bet realiai labai smirda pačių maistų. Patiekalas numeris 1 yra šitas sumuštinis su, nežinau, kas čia per sūris ar kas, bandelė kažkokia ir jogurtukas. Grinai kažkas, ką pasidarai, kai žiūri filmą ir tingi gamintis. Pirmas sumuštinis kokie 6 iš 10. Atrodo kaip kažkas, ką aš pagaminčiau savo sesėm, kai man būtų 10. Tas jogurtas tai buvo dar pusė velnio, o tas desertas tai man nelabai patiko, nes jis buvo su raudonų pupelių pasta. Aš nesu jos fanė. Gerai, laukia 10 valandų, susitiksim, kai maitinis. Aš mėgosiu iki tol, kol bus maitinimas. Po maitinimą aš truputį pažaisiu Nintendo ir po to eisiu vėl mėgot. Bus antras maitinimas, ir pavalgysiu, pažaisiu Nintendo ir eisiu vėl mėgot. Mano planas toks, patikėtų Nintendo žiūrėsiu, kur mes su lėktuvu esame. Approximately 10 hours later.